Sveiki, šį rytą virsime trintą avokadų sriubą. Pasistengsim, kad sriuba būtų lengva ir labai maistinga. Iš tikrųjų, tam, kad sriuba būtų maistinga ir vertinga ir lengva, jie reikia dėti nedaug produktų. Šiuo atveju mes dėsime žiedinį kopūstą, lęšiukus ir avokadus. Visa kita tai bus tiesiog aliejus, kvepiantieji pipirai, lauro lapeliai, pipirų 5 mišinys, šlakelis ryžių acto, šlakelis tokio tam japoniško pagardo ir pagal skonį vėlgi sojos padažo. Pradedame nuo to, kad į puodą pilsime vandenį. Aš dažniausiai vandenį virinu virdulyje, man tiesiog taip greičiau gaunasi. Tada nusiplaunu mažučius geltonus žirniukus ir dabar metame juos, beriame į puodą. Jeigu vanduo ne visai verda, nieko baisaus. Taip pat į puodą įdedame keletą lauro lapelių ir kvepiančiųjų pipirų. Įdedame dangčiu, paliekame virti. Lęšiukai truputį pavirė, dabar į juos įdėsime dar žiedinius kopūstus ir viskas kartu baigs virti. Virsim, kol suminkštės žirniukai ir suminkštės būtent tie žiediniai kopūstai. Tai turėtų trukti maždaug 5 minutės, 5-7. Kol sriuba baigs virti, pasiruošime avokadą. Avokadą perpjaunu pusiau ir išskaptuoju tiesiai į plaktuvą. Na štai, lęšiukai ir žiediniai kopūstai išvirė, išrinkom lapelius ir pipirus. Ir avokadas jau paruoštas stovi plaktuve. Ir dabar mes bandome atsargiai supilti visą tai į vieną maišytuvą. Na, tada įdėsime truputėlį pipirų. Tada šlakelis ryžių acto. Daug nereikia, trupučiuką. Tada saldžiųjų ryžių pagardas. Ir dabar belieka viską suplakti. Na štai, sriuba paruošta, dubenėliai paruošti, belieka įpilti nuostabiąją sriubą. Belieka pašlakstyti šitą gražią žalią masę sojos padažu. Na štai, sriuba jau prie stalo, ant stalo. Sakoma, skonio draugų nėra, bet kai jūs ją paragausite, aš manau, kad mes tapsime skonio draugais. Skanaus.